Pone Domarkai, jūs sutinkate su didesniu dėmesiu kovai su dezinformacija? Pirmiausia, reikėtų dezinformaciją sutvarkyti Lietuvoje, kada LRT gauna finansavimą iš valstybės ir visa LRT dirba tam, kad palaikytų šiandieninę valdančią daugumą, konservatorius. Kadangi esu iš LRT, tikrai negaliu sutikti su šiuo teiginiu. Sekundėlę, pabaigsiu mintį, gerai? Tik dezinformacijos neplatinkime čia, gerai? Aš faktus kalbėsiu. Faktais visada prašom. Tai dėkui. Šiandieną teko susitikti su vienu kandidatu, kuris dalyvavo šiuose pačiuose rinkimuose šitame mieste. Tai po to, kai įvyko pirmas turas, kandidatas gavo skambutį iš LRT žurnalisto ir buvo primiktinai prašoma jo pasakyti, kurį kandidatą jisai palaikys. Pirmas dalykas, ar gali LRT dirbti ir palaikyti konservatorių politiką. Tai rodo, kad šiandien LRT yra dezinformacija. Žiūrėkit, nežinau apie kokią situaciją. Čia aš, jeigu galėčiau, ne tik, kadangi vedančioji čia jau lyg ir priversta aiškintis, nes nors ji nėra LRT generalinė direktorė, kuri gal kažką ten sprendžia. Nu pasižiūrėkit, ar LRT nutilėjo Monikos Navickienės istoriją? Ar prieš rinkimus būtent LRT nepaskleidė kuo plačiausiai Palangos mūsų Skritulsko ir Vaitkaus ten to apžvalgos ratų istoriją. Dėjo į pirmus LRT portalo puslapius kažkiek laiko. Ar priešingai, nuolat LRT pasikviečia komentuoti Žemaitaitį net tokiom temom, kur jis nieko nėra nuveikęs. Pavyzdžiui, apie antrą pensijų pakopą. Konstituciją šiurkščiai pažeidęs ir priesaiką sulaužęs politikas, dėja LRT dalyvauja kaip vargingiausias dalyvis. Ačiū už komentarą. Taip, kad aš galiu sakyti, kad LRT remia Nemuno aušrą labai stipriai. Bet mano klausimas buvo ne apie LRT, gal nuo LRT atsiribokime dabar ir jūsų, pone Domarkai, atsakymas apie kovą su dezinformacija Lietuvoje nuo priešiškų valstybių dezinformacijos. Ar skatintumėte didesnį finansavimą, reikalingos kitos priemonės? Be abejo, reikia skatinti finansavimą, bet reikia padaryti pagaliau žurnalistus nepriklausomais. Žiūrėkit, mano klausimas ne apie žurnalistus ir ne apie LRT. Prašau, nuo šitos temos atsiribojam ir pereiname prie dezinformacijos nuo priešiškų valstybių. Jūsų priemonės kaip padaryti? Be abejo, kad reikia, be abejo, bet sustvarkykim pirmą valstybės viduje. O kokios priemonės turėtų būti nuo priešiškų valstybių dezinformacijos? Tai vėlgi yra tarnybos, kurios atlieka šiandien tos darbus. Tai jeigu tom tarnybom trūksta pakankamai finansavimo, reikia pasižiūrėti. Tas klausimas turi būti spręstas.